Labadiena kolegos, tai tuoj pasižiūrėsim ar ne mūsų Ethereum Model 1 ir kaip toliau price actionas vystosi. Bet prieš tai dar noriu jums parodyti, kad mes aktyviai darbuojamės tiek su futures, tiek su Nasdaq'u ir ES treidinam, tiek ir kripto ar ne. Ir mano penktadienio rezultatai labai nice. Plius 569 doleriukai. O taip pat mūsų nariai irgi labai gražiai hitino, Arūnas, man atrodo, hitino čia, reikia nustatyti, kad suzumintų apie 400, man atrodo, turėtų matytis. Ir viską galite oficialiai matyti pas mus Discord'e. Tai reiškia, prisijungit prie Discord'o ir visi rezultatų ir atsiliepimų kanalai yra jums matomi. Tai jeigu norite tai padaryti, visur rasit mūsų ar ne aprašymuose linką į Discordą, kaip ir pavyzdžiui TikTok'e ar ne bus linkas, ant jo paspausit ir galėsit nueiti pasitikrinti, kaip ten viskas atrodo. Taip pat matysit ir visą kanalų sąrašą, aprašymą, kokie kanalai pas mus yra, kaip viskas atrodo, ar ne. Ir kad lapkritį turim lapkričio 65% nuolaidą. Pats tas momentas dabar prisijungti, mėnesinė narystė kainuoja berods 70 eurų. Tai va, o dabar pereikim prie Ethereumo. Perkim prie Ethereumo. Aš pažymėjau, kad mes turim ar ne, turėsim Model 1. Tai aš gal truputėlį gražiau peržymėsiu. Gal truputėlį gražiau su highlighteriu. Bum. Ir kad tiek daug šnipšto ar ne nebūtų, nes labai riebiai čia viskas ir tada iš vis price action'o net nesimato. Ir realiai mes gavom. Bum. Šitą vietoj biškai pradedam range'inti, tai tikrai mes galim gauti atgal į patį range manipulaciją. Tai tikrai čia gera vieta paieškoti Open Interest Divų ir Breakout Structure, bet kadangi irgi sekmadienis, tai reikia atsargiai visą šitą dalyką žiūrėti. Ir kodėl man būtent Model 1 patinka? Nes jis labai giliai, taip giliau galėtų bent jau iki 50% šitos dimenzonos eiti. Tai man tas labai patiktų, ar ne, kad gautumėm rejection ir tada atgal pakylam ir tada jau galutinė manipulacija į apačią. Čia būtų tobula. Tai to būtent ir lauksiu ir kiek jūs tikriausiai prisimenat, jeigu žiūrėjot paskutinį video, tai aš buvau už longę, ar ne? Buvau ir longę, kuriame vis dar esu, ir buvau šorte. Tai iš šorto išlipau. Longas vis dar atidarytas, tai pasižiūrėsim, šitoj vietoj pasieksiu, ką mes turim, jau gausim didesnį breakout structure į apačią, tai gal ir dalelytę čia viršų uždarysiu, bet aš vis dar tikiuosi, kad mes turėsim ar ne Model 1 ar Model 2. Model 2 gali būti žemesnis, ar ne, reiškiasi. Tai reiškiasi, čia jau pradedam kurti supply zoną, tai galim ir šitą zoną gauti reakciją, ar ne, ir viskas šitoj vietoj būtų realiai. Viską taip matau. Tai va, ko dabar bereikia? Kantrybės. Kantrybės, darybės, sekti struktūrą ir treidai jūsų. Tai va, tu daugiau kaip ir niekas, ar ne? Sekmadienis, poilsiadienis. Paleisim šitą video, eisim, pasportuosim ir eisim į baseiną pasimaudyti. Dubai Life. Tai vat, tai man atrodo, kad toks trumpas update'as iš mano pusės. Galvoju, baba, čia gerai matytųsi dabar vaizdas ar ne? Pasižiūrėkim. Kažkas tai matosi. Pastatai kažkokie, na žodžiu. Žodžiu, taip greit norėjau parodyti, dabar visa kamera kreiva. Tai va, sėkmės, jeigu norit prisijungti, linkai visi jums buvo parodyti ir susimatysim rytoj su nauja analize.